Sveiki, Tamso dar kartelį. Gavau prašymą parodyti apie sensorius, ką gero turi. Pirmoje eilėje norėčiau parodyti fingerprint skenerį, tai yra antspaudų skanerį atrakinimui telefonų. Nieko čia naujo iš tikrųjų, jau S5 turėjau tai, bet problema buvo tame, kad jis pakankamai lėtai veikdavo, tai nuskaitydavo, tai ne, tai iš tikrųjų realiai ir nesinaudojau. Bet iš tikrųjų šitam padaryta pakankamai kietai, veikia super. Be jokių problemų, jokio uždelsimo, nieko. Puikiai. Tiesiog užtenka paspausti mygtuką, jis tuo pačiu atrakina telefoną ir nuskaito antspaudus. Padariau ant kelių pirštų. Veikia puikiai. Galim kitą pirštą pabandyti, kiek bandžiau. Neatrakina. Prašau įvesti kodą. Taigi. Pakankamai kietai veikia, galim nueiti į nustatymus, pažiūrėti, ką gero duoda. Taip. Kas yra faina, kad galima susivesti pakankamai daug antspaudų. Iš tikrųjų, tai tarkim pratestuot. Spaudus užsidega, kad tai yra trečias antspaudas. Šitą tai yra pirmas antspaudas. Galima padaryti užrakinimą tam tikrus puslapius, nuskanavus antspaudą į tam tikrą puslapį, patvirtinti Samsungo accountą ir taigi, taip pat įdomus yra sensoriai. Yra įdomus labai heart rate, tai yra širdies ritmo matuoklis. Įdedat pirštuką prie sensoriaus ir pradeda įsimatuoti. Iš tikrųjų labai faina, net vibruoja šiek tiek telefonas, kai yra dūžiai. 97, šiek tiek daugoka, negu jisai rekomenduoja, kaip vakarui. Žodžiu, gali tokius duomenis išsaugoti ir po to stebėti, kaip pas tave kinta ir taip toliau, nuo ko didėja ir taip viską sudėti kartu. Galim pasimatuoti deguonies kiekį kraujyje, aš taip supratau. SpO2. Kažkoks tai matuoklis. Kaip supratau, iš tikrųjų matuoja ir pas tave pakankamai kraujyje yra deguonies. Tarkim, buvau pasivaikščiot, šiek tiek pabėgiojau, tai nukrito iš tikrųjų deguonies kiekis. Tai reiškia, kad naudoja. Bet už tai pasirenkat, ką jūs šiuo metu veikiat, ar bėgiojat, ar ten vaikštot, ar tiesiog pavargęs jaučiatės. Ir priskirtit, kaip sakant, ką tu dabar darai ir dėl ko pas tave toksai yra deguonies kiekis kraujyje. Labai įdomus dar yra streso matuoklis. Nežinau iš tikrųjų, ką jis čia matuoja, kaip jis tą stresą nustato. Galim pasižiūrėti, ar stresuoju prieš kameras. Kaip ir lygiai linijos eina. Aišku, reikia dabar tylėti, nieko nesakyti. Kol matuoja, čia jis taip rašo. Apačioje patarimai, kaip galima sumažinti stresą. Sportas, relaksacija, meditacija, joga. Matuoja štai ilgiau šiek tiek. Streso praktiškai nėra, viskas tvarkoj. Galima toliau įrašinėti. Taigi taip pat galima tokius pasileisti kaip bėgiojimui, appsą papildomą. Jis įrašo, kur tu bėgiojai, laiką, kiek nubėga ir taip toliau. Kiek kalorijų sudeginai, viską parodo. Taip pat sporto yra. Tarkim, pasirinkus kažkokią, kad šiuo metu sportuoji, įrašo laiką, kiek tą sportą darant, tarkim, čia aerobiką pasirinkau, kiek kalorijų sudegina ir taip toliau. Tai va, tada galima pridėti maistą, kiek kalorijų suvalgiai, vesti, kiek riebalų, kiek baltymų gavai ir taip toliau, stebėti, ar sveikai maitiniesi.
ir pakankamai ar per daug. Svorio stebėjimo yra. Susirašai, čia aišku rankiniu būdu jau, ant telefono lipt nereikia. Jisai, kaip sakant, pažiūris tavo pagal svorį, pasako BPI ar tinkamas ir taip toliau, ten duoda patarimus visokius. Vaikščiojimo toks pat appsas yra, kaip ir bėgiojimo panašus. Čia galima ir kraujo spaudimą, ir gliukozę kraujyje įvedinėti. Taip pat gausti rekomendacijas. Tai dar visokių trackerių yra kaip dviračio važinėjimui, galima sekti vandenį, kiek išgeri, registruoti, kavos, kiek kofeino išgeri per dieną, miego dar stebėjimui, ten turbūt valandas įvedinėjai ir taip toliau. Galima susivesti goalsus, kad koks tavo tikslas yra, tai būti aktyvesniam ar valgyti sveikiau ir taip toliau, tau duos patarimus, ką laikytis įvedinėti turės ir taip toliau. Ir programos yra, tarkim, kiek nubėgti, kiek žingsnio padaryti ir taip toliau, kad pasiektum tos tikslus, kaip sakant, savo. Tarkim, kava, tai kiek kavos padukų, tai pridėjai dar vienas padukas. Ir sako, tu jeigu viršysi, tai ten sakys, kad geriau taip nedaryti. Taigi, toks labai įdomus appsas. Taigi, tokie papildomi, sakant, navarotai iš Samsungo, visai smagus. Taigi dėkui, kad žiūrėjot ir iki greito.